Lietuvos tradicinės karate atstovai jau netrukus keliaus į Brazilijoje vyksiantį pasaulio čempionatą. Mūsų šalies garbę ant tatamio gins Lietuvos čempionas praėjusiuose planetos pirmenybėse kartu su komanda 6-8 vietas užėmęs Norbertas Motiejūnas ir šalies čempionato kato nugalėtojas Vadimas Akimovas. Abu atletai apie tikslus ir siekiamą rezultatą kalba kukliai ir lakoniškai. Mūsų sporto šakoj labai sudėtinga kažką prognozuoti. Šiaip būtų apie viduriuką, manau, būtų visai gerai. Nes iš patirties žinom, kad pasaulio čempionatuose dalyvauja daugiau negu 40 valstybių. Tai manau, kad apie vidurį būtų visai neblogi startai mūsų. Man tokio masto varžybos yra pirmą kartą gyvenime. Tai mano tikslas yra tiesiog iš vidaus pažiūrėti, susipažinti, kas tai yra, kaip tas atrodo. Aišku, tikslas yra kovoti, daryti viską, kad iškovoti pergalę. Bet man iš tikrųjų tikslai yra šiam čempionatui, kaip paimti startą. Čia mano bus startas ir toliau ruoštis kitais metais Europos čempionatui, po to vėl pasaulio. Tai jau turėsiu galimybę tikrai žinot, nusiteikti ateičiai, ko man reikia, ko man trūko, tarkim, jeigu pralaimėsiu. Jeigu laimėsiu, tai žinosiu, kad turiu pakankamai jėgų. Lietuvos tradicinės karate asociacijos prezidentas Giedrius Dranevičius sako, kad labiausiai nerimauja dėl ilgos kelionės. Karatistams oro uostuose ir lėktuvuose teks praleisti net 42 valandas. Prezidentas priduria, kad sportininkams koją gali pakišti klimatizacija bei tokio rango varžybų patirties stoka. Šiuo metu vykstanti kartų kaita atneša ir teigiamų emocijų. Pas mus keičiasi rinktinė, ateina nauji sportininkai. Ir tas dabar yra, kaip pasakyti, perinamas etapas, kada įvedam naujus. Vieni jau savo atidirbo ir aišku, paskui jauni sportininkai vėl kokį 10 metų sukaupę patirtį neš rezultatus. Techniškai pasiruošę tikrai abu gerai, dirbo, stengiasi, morališkai pasiruošę gerai. Pažiūrėsim, kaip seksis, lauksim rezultatą. Geriausių šalies tradicinio karate atstovai į karštąją Braziliją išvyks lapkričio 9 dieną. Marius Zaremba, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.